O dabar ir kitą užduotėlę. Mums reikia, gėlytę susodinti. Kur kas kam priklauso. Tai esamasis laikas, taip, jis dabar galvoja. Tu turi gėlytės ir tau reikia parašyti žodžius, kurie tinka, kad pasakytumai, esamasis laikas yra duotas galvoja, ar ne? Tai tau reikia pasakyti būtasis kartinis laikas, būtasis dažninis laikas. Kodėl nekrent? Nes priklijuota, kad nepabėgtų. Kad tu nenupūstum su savo pukšėjimais. Tai va, tai dabar esamasis laikas galvoja. Būtasis kartinis laikas. Tai vieną kartą, ne? Anksčiau. Tai ką reiškia, ką reikia įrašyti? Galvoja. Čia daug kartų. Galvojo. Dabar yra girdėsena, duotas būsimasis laikas. Tai dabar jis ką veikia? Girdi. Teisingai, girdi. Būtasis kartinis yra. Taip, girdi. Jeigu girdi, tai bus vakar. Arba anksčiau vieną kartą. Aš žiūrėk, Jo. Girdėjo.